Na ką, sveiki kolegos, grįžau iš atostogų, buvau Lietuvoje savaitėlę, pabuvau, pažiūrėjau, kas gero, pamačiau sniego, wow. Tai va, dabar norėjau padaryti tokį trumpą video, daugiau noriu paklausti jūsų, kas gali atsakykit, kas negali, neatsakykit. Vienu žodžiu, čia planuoju grįžti į Lietuvą, šiaip jau pavargau nuo tos Anglijos biškį, ne tai kaip nuo Anglijos, bet apskritai biškį jau galvoju, reikia važiuoti numirti į Lietuvą. Tai va, tai šitą buvau pokalbiuose keliuose dėl darbo, daug prisiklausęs apie Lietuvos ten politiką vairuotojų, ten darbdavių santykius su vairuotojais ir taip toliau reikalavimus. Pilna visko girdėjau, pilna visko prisiskaičiau, nežinau kiek teisybių, kiek neteisybių. Tai man kas įdomiausia galbūt, ko mes čia Anglijoje bent jau neturim, kiek aš dirbau čia su fūra, aš kaip žinot, naujokas dar pakankamai, pusmetis tik tai, su C kategorija pradirbau daugiau kaip 3 metus, iš viso aš čia įsigijau teisės Anglijoje C ir C kategorijos. B kategorija Lietuvoje jau nuo 91 metų. Kas man įdomu, kas dirbat Lietuvoje ypatingai, gal ir važinėjat po Europą irgi įdomu, ko be vairavimo, grubiai tariant, ko be vairavimo darbdaviai dažniausiai iš jūsų reikalauja kaip vairuotojų. Nes mane biškai nustebino vienas pokalbis, kai ten iš tavęs nori dar tokio mini mechaniko, kas, aš neatsimenu, ar minėjau jūsų ankstesniuose savo videos, bet pavyzdžiui, kai dirbau Sainsbury's, vienintelis dalykas be kuro užpilimo ar AdBlue, tai vienintelis dalykas, ką mes galėjome užpilti, tai langų skystį. Nieko daugiau absoliučiai, nei lempučių keisti, nei nieko absoliučiai negalima kišti nagų, net antifrizo negalėdavau įsipilti. Jeigu ateini pasitikrini mašiną, žiūri trūksta antifrizo, eini pas vadybininkus, jie ten iškviečia būdinti mechaniką, nes kadangi dėpas didelis, ten pas mus vis laik mūsų dėpė būdavo mechanikas būdintis ten ir naktiniam ir dieniniam pamainom. Ir jis atvažiuoja tą užpilą antifrizo, net to neleisdavo užsipilti. Nei lempučių pasikeisti, bet kokių nieko, absoliučiai, nei valytuvų nieko. Vienintelis langų skystis, kas buvo privaloma vairuotojams. Aišku, mes nesikruojam ten nieko, tik tai, nes kadangi ten buvo sandėlys parduotuvė, tai buvo tik tai išsikrovimas prie parduotuvių. Tai tik tai nuleidė ant žemės, nuėmė ten tos angliškai roll cages, tai tie ant ratukų tokie narvai, kur prekės sudėtos. Čia ir Tesco turi, ir Sainsbury's, ir mačiau ir liktai Asda turbūt. Tenai nuleidė su tuo liftu ant žemės, nustumė ant šaligatvio ir jau ten parduotuvės darbuotojai pasiėma. Tuščius aš susikraunu pats, bet irgi man tušti turi būti privaryti prie sunkvežimio, praktiškai labai arti. Ten aišku, variacijų yra kai kuriuose parduotuvėse, bet esmė tame, kad aš galiu reikalauti, kad man būtų prie mašinos pristumti tušti tie roll cage'ai. Tai va, tai kas dėl to, ir išsikraunam sandėlį patys tos tuščius, tenai prie rampos privažiuoja ir išsistumda juos. Tai visas mano kaip vairuotojo darbas ir mano, kaip sakyt, papildomi tokie darbai, tai išsikrovimas prie parduotuvių, pasikrovimas tuščių ir išsikrovimas sandėlį. Tai va. Dabar, kai atėjau čia į Amazonę, tai čia išvis, kaip aš sakau, fantastinis darbas. Nežinau, ar tokio darbo daugiau kur nors egzistuoja, ar jis be gali būti geresnis. Tik tai kabini ir atkabini priekabas. Nei krauni, nei tvirtini, absoliučiai nieko. Absoliučiai pirštų nekiši. Vienintelis dalykas, kad čia jau pas mus maža firmelė tokia, tai jau yra pas mus šiva daiktadėžiai. Palaukit, parodysiu. Daiktadėžiai mūsų šefas mums pridėjo čia visokių vaikruntasų, lempučių, atsuktuvėlių, ten taip toliau, taip panašiai. Tai čia va, jeigu reiktų lemputę pasikeisti. Bet tik tai tiek. Čia, aišku, šefas pripirkęs servetėlių, visokių maišų, šiukšlių, ten šlapių servetėlių, sausų servetėlių. Ir mūsų sunkvežimiai palaikomi, turi būti dėlioj tvarkoj. Langų skysčiai, čia viskas nupirkta kompanijos. Tai va, tai čia kai pradėjau Amazonėje dirbti, čia ne Amazonė pati, bet yra partneriai Amazonės, turbūt, nežinau, turbūt ir Europai gal panašiai veikia. Amazonė greičiausiai samdo tik tai partnerius. Tai, čia va, ką man teko porą kartų keisti lemputės.
stopų. Ir vieną kartą priekabai teko, nors priekabai mums nepriklauso keisti, nes priekabos atsakomybė yra Amazonės pačios sandėlių, ne mūsų. Tik tai mes savo vilkikui turėtumėm keisti tenai šitą kažkokias lemputės. Dar galimas dalykas, kad reiktų pasikeisti pačiam oro žarnas. Tas, tiksliau, elektros tiksliau, ne oro net. Ten jos paprastai prisikabina, bet dar neteko man pačiam to dalyko daryti. Tai va. O visas kitas mano darbas, vairuoji, prikabini, atsikabini, viskas. Aš nežinau, sakau, aš kiek daug nedirbau kaip sunkvežimio vairuotojas, bet kiek paklausau kitų, ten visokie išsikrovimai patys sandėliuose su tais, nežinau kaip lietuviškai, pamtrakais angliškai vadina, pakrovėjais, keltuvas, nežinau kaip jie, elektriniais, mechaniniais, rankiniais. Tai va, ten aišku, kas su tentiniam važinėja, aš nevažinėju su tentiniam, nežinau net kaip tentą tvirtinti, kaip diržus trepintos, ryžti kaip tas, nes man to nereikia daryti. Tai va, tai man įdomu kas, kokie reikalavimai iš darbdavių pas jūs Lietuvoje ar Europoje, ar yra ten kažkokie ten, nes man kaip pasakė, kad pačiam reikia ratą keistis, jeigu susprogo. Man čia kvepia kažkokiais tarybiniais laikais, nežinau. Tai man labai įdomu sužinoti, ar yra daugiau kažkokiem reikalavimai, kad tu ten pusiau sunkvežimį pats turi remontuotis ar kažką tai. Nes mane tai nustebino, nes kalbėjau ir su Vokietijoje tenai pusbrolis gyvena, nieko panašių dalykų nevyksta. Tai čia, matyt, Lietuvoje tik užsilikę tokie dalykai. Tai būtų įdomu, jeigu pasidalytumėt patirtim, ko be vairavimo, ar ten, sakysim, krovinio rišimo, ar ten kažkokių smulkių įsikrovimų, ar didelių įsikrovimų, nežinau, nes kai kur mačiau kraunasi patys vairuotojai viską. Man neteko krautis. Tai va, tai būtų įdomu, kad pasidalintumėm savo patirtim. Ir, man įdomu žinoti, nes ruošiuosi grįžti į Lietuvą, nežinau, ko laukti iš tikro. Kad aš turėsiu labai savo nuleisti kartelę, tai aš tikrai suprantu, bet ant kiek turėsiu nuleisti kartelę? Man šitas įdomiausia, nes biški gąsdina iš tikro tas grįžimas. Nežinau, tai va. Žiūrėsiu, gal dar parodysiu ką nors, bet būtų įdomu sužinoti iš jūsų. Dabar noriu jau jūsų nuomonės ir jūsų pasakojimų, o ne... Dabar kol kas neturiu daug ką pripasakoti. Man tiesiog buvo kyla, nes porą interviu turėjau ir sudomino. Sudomino tokią nelabai gerąją prasme. Išlepęs aš gal čia Anglijai, bet įdomu.